called Okay. Aghori. Agori. That means the cannibalism. You going to cry now? Čia jie iš pinigų žaidžia, aš matau. I can give you 400 for this one. Hello. O čia, kaip ir žadėjau, prie tos upės vyksta kremavimo apeigos. Okay. Aghori. Agori. That means the cannibalism. Agori. That means the cannibalism. If Oh, you okay, heard, okay. you are like they were complete black, like that one man is standing there. Yeah. He's Aghori, like the one giving the Aghori. water. Uh-huh. Aghori. Actually, they are the biggest in entire Hinduism, in entire the monk, the Uh-huh. lineage. Because these people, they don't have principle of discrimination. Aghori means the one with the pure heart. Aghori, the and one they with the eat pure heart. The aghor means means not, ghor means heart. So aghor, that means not heart, the most simple. But to do that, you need to get energy from, let's say, the hardest points from the world. Oh, you need to okay. do the most the supreme difficult practices, to become the most simple. That's why they are respected. The royal family, they always have their master, the Aghoris as their royal master, like, Okay, for so any kind. even the royal family respect them, yeah? Yeah, they bow, they touch in the feet. Because Aghoris are called the living form of Shiva. Okay. And here, brother, dogs in the world, people they hate, they kill them, they eat them, okay? But in Nepal, we worship them in the form of God, in the Hinduism also. Like bull is transport to Shiva, attendant of Shiva. So dog is also the attendant to the destructive, the most powerful form of Shiva. So Okay. it is said that form is in dogs. Their form is inside dog. They are the living forms of them. So when you love them, they are supreme death. Yeah. So the normal death will not come to you, brother. No accidents, no enemies. You'll never have any work like unsuccessful. If you have, I was kidnapped from Tamil. They wanted to kill me. You was kidnapped? Yeah. Really? There was a fire. Yeah, brother. Okay. They wanted to kill me, but I survived. I escaped that. Yeah. They were with lots of weapons, more than 50 people, gangsters. I had 2 friends ran away. And so, when this river used to get very high, so in my childhood, while swimming, like while driving, because they are supreme, you love them, really, their love will never let you happen anything. Yeah. And you are standing here a long time. You can see, you don't see many tourists. You can see Yeah, around, it's like brother. a lot of local people. Yeah, But all of please explain me, so I can go there, actually, just to brother, it's look like this, around. brother. If you want, I will help you. I can. I'm a tour guide. It's my profession here. It's okay, no worries. You like already did a lot of things. I just need to know this Because is the temple one and I thing, can stay in here. that is the place you need to go. Okay, But there okay. are several places you cannot walk through, like make pictures and so on. I know. It It's would be okay. a Thank you help so for much you. for your help. Yeah. Yeah, I'm okay. I will go there, drink tea, and just. Otherwise, you from Lithuania, such a place, it's my profession. If you understand that, it will Yeah. also be a help for you. Really, you make videos, those things. You may spend so much money while you travel, like little bit, It will be a help for me. Really, this place, if you have a guide, is very best for you, my brother. I know, but I don't have much time. Thank If you you have for your like help. 20 minutes, 30 minutes is okay. It's Really. okay. It's okay. I will go there, sit, and I will. That is the exit outside. That side. Yeah. On that side, I can sit. Yeah. Mhm. Okay. Thank you so much, man. Most welcome. Thank you. O čia, kaip ir žadėjau, prie tos upės vyksta kremavimo apeigos. Fun factas, labai skaniai kvepia šitie dūmai. Iš tikrųjų, labai skaniai. Ir čia prie manęs buvo bičas prisistatęs, jisai norėjo jau, kad gidų mano taptų, kad čia mane pavedžiotų, bet sakau, ačiū, nereikia, jisai labai daug informacijos davė, labai gerai kalba angliškai, bet noriu aš čia vieną savo tempu tiesiog pasivaikščiot. Tai dabar eisiu į kitą upės pusę, atsisėsiu ir suvalgysiu apelsiną ir atsigersiu juodos arbatos. Išblaškė mane tas vyrukas, tai už įėjimą sumokėjau 1000 rupijų, čia yra 6 eurai kažkur, tai sumuojam ir pažiūrim, ar pavyks man
pigiau išsisukti. How much is this one? This is 1,500. 1,000 rupee. This one is 100 and this one This is 1,000. glass. Ah, This is 3 metal. This is bronze, copper, silver. This is 3 metal. Oh, this is silver. silver? Yes, No, no. Tibetan silver. Yes. Really? Are you sure? Can you show me the full size, please? Yes. Thank you. No, sorry. 1,000 is too much for me. Huh? How much you give? 300? No, 300. No? 4? I'm not saying for high price. Sorry, give me 800 rupees. 800. No. It's okay. Thank you so And much. This one, 800. 400, no? Okay, thank you so much. Possible, sir. Yeah, it's okay. Thank you so much. Making best price, okay. Thank you. We take that. Čia man truputėlį Indijos vaibus primena, va. Gali ateiti, uždėstau tą žymę ant kaktos. Ai, čia būrimas iš rankų yra. You tell me any price, sako, jau mane vejasi čia tie pardavėjai. Tenai sakė už tą amuletą 1000, čia pradėjo nuo 4000 jau. Jinai mane vejasi, aš nuo jos bėgu. Pabėgimas. Nežinau, čia kažkokia gera atmosfera, negaliu paaiškinti, bet ramu čia, jauku, ramu. I can give you 400 for this one. No, No? Okay, thank you, milady, thank you. then my cost not possible. It's okay, milady, it's okay, I understand, thank you so much. Thank you so much. Viena moterytė sako 4000, kita pradeda nuo 1000. Ir bėda yra tame, kad aš to amuleto tai noriu. Aš to amuleto tai tikrai noriu. Geriu tą jų kamalatį, nežinau kaip vadinasi, bet ten su visokiais spices, juoda arbata. Bet jinai, tonizuoja, aš kai sirgau, jos prigėriau daug. Tai užmigt po to neėjau kokias 3 valandas, tai visai gera arbatėlė, stimuliuoja. Oh no, 10-10? Yeah. You wanna have 10-10? Yes. But to give you orange and water. Yes. Yes? Do you speak in English? Yes. Please. 10-10, yeah? Okay, girls, I will give you. No. No. No, Five. no? No. 10. 10-10? Yeah. 5 is no good for you? No. No? Hey, what are you checking in here, huh? 10 beats. No, I will give you 100, okay? 100. Yeah, 100 for you. 50-50, okay? 50-50, okay? But please leave me alone, girls. Okay? Bye-bye. You have the water, you have the orange, you have the 100 rupees. All good, yeah? Bye-bye. Atėjo mergaitės, atkirto iš manęs apelsinus, vandenį ir pinigėlių. Aš piniginę taip žiūrėjau ir traukiu po 5. Tai sako, ne, mums reikia 10. Hello. Yeah, I give you 100 already. No. Yeah, 50 for you, 50 for you. You wanted 10-10. No. Yeah, you wanted 10-10. I give you 5 times more than this. Yeah, 50 rupees, please. Money, please. No, it's okay, ladies. It's time for you to go. It's time for you to go, ladies. Okay? You wanted 10, you got 15. It's 5 times more. Please. Ladies, Tada. you going to cry now? You going to cry? Money. You are professional Money. actress. 20 rupees. Money. 20 rupees. Ladies, look. Look. 15. You wanted 10 rupees each. You got 15 each. It's 5 times more. Money, zero.
No, it's okay. It's okay. No, ladies. No. Viskas, susiradau naujų draugų. Su 100 kimarina ir sako dar duok. Please, 10 rupees. Please. 20 put. 20 rupees. 20. Please. Girls, 20. you wanted 10. No. I give you 15. No, 15. No, 15. End of story, girls. Please, No, leave me alone, please. Nanny. Čia jau stoj pradės verkt, man parodys visą savo išmonę. Ne išmonę, o aktorinius sugebėjimus. Orange. Čia matau ramiai nepasidėjusi, atėjo ką tik maži berniukai ir sako, duok cigaretę. Žiaur šiaip. Mane balandis apšiko. Čia prakeiksmas ar palaima, kaip jūs galvojat? Nepale, kad visi kalba angliškai, yra tikra palaima, ypatingai kai tu keliauji po Tailando ar Vietnamo, kur ten labai sunku susišnekėti. Bet yra palaima ir prakeiksmas tuo pat metu, nes jie su ta anglų kalba gali apsukti tave. Pavyzdžiui, man dabar siūlė nupirkti tą vieną amuletą, sako, nu žiūrėk, taigi tau sako, čia tiesiog vienas bokalas alaus Katmandu centre, o man tai čia palaima, išsigelbėjimas ir panašiai, tai reikia atsargiai čia, reikia atsargiai. Bet šitie berniukai prašė manęs cigaretės, dabar jie kortom žaidžia. Ir čia net šuniukai su šita žyme vaikšto, nesimato dabar, bet yra ant jo kaktos ta žymė. Čia jie iš pinigų žaidžia, aš matau. Žiaur šiaip. Tokie jauni, bet iš pinigų žaidžia. Jau pafilmuotos vaikus, kaip jie žaidžia iš pinigų. Sako, no money, no camera. Va taip pat nori juos filmuot, duokim šaibų. Neduodi šaibų, neturi teisės filmuot. Protingi bičiai, galiu sakyti, protingi bičiai. Dar 50 rupijų išleidau, atnaujino mano žymę. Šį kartą uždėjau dar ir ant rankos kažką ir į ausytės po gėlytę. Čia ką tik šitą karvę leido nežmoniškus garsus. Hello. Hello. Sitting after hand, okay. Good life, long life, happy life, family happy, all life happy. Good health, no problem, mother, father, brother, son, girl, wife, all life good. All life shanti, no problem. You here, you very good. You, no problem. You want two sons. 1, 2. 2 sons? I will have 2 sons. Have 2 sons. You married 2 sons. Okay. All like this, no problem. Thank you. Thank you. Sakė, turėsiu 2 sūnus, jeigu vesiu žmoną. Ir užsiprašė jie $20 šito. Ne, sakau, tai smulkiais neturėjau, daviau 20 rupijų, sakau, eisiu, išsikeisiu ir duosiu dar 100. Tai čia tos rupijos taip fum. Ant kiekvieno kampiuko iš tavęs taip ištraukti nori. Nu, bet jis turistų uždarbiauja, negali pykt.
Yra kaip yra, nieko nepadarysi, diena bėga, daug reikalų, reikia varyti į dar vieną lokaciją. Taip, atspėjot ir vėl UNESCO. Šitam blogė lankom tik tai rimtus dalykus, ne vaikų žaidimus. Prieš pradedant dar vieną mūsų nepamirštamą kelionę po UNESCO paveldą, reikia pasistiprinti keliaujančiam anglui. Pasistiprinom, pavalgėm, jeigu pirmai buvom hindų didžiausioje šventykloje, tai dabar varom į budistų šventyklos pavadinimas Bhutanat stupa, viena didžiausių stupų pasaulyje ir Tibeto budizmo centras Nepale. Jis stovi čia nuo 6-7 amžiaus, o šiandien tai viena švenčiausių ir fotogeniškiausių vietų Katmandu slėnyje. Įvertinam. Už tą puotą, kurią ką tik apturėjau, išleidau 1000 rupijų, čia jau su arbata, tai čia yra kažkur apie 6 euriukai. Pagrindinis apskritas ratas aplink šitą stupą vadinamas skora. Ir budistai jie vaikšto aplinkui ir meldžiasi. Ir taip pat čia yra UNESCO paveldas, vyrukai ir mergaitės mano. UNESCO paveldas. Truputėlį prasileidau su valgymo vieta, nes man reikėjo varyti čia kažkur, kur į stupą vaizdas atsisėst, kavytės atsigert, pasigrožėt, sugert akimirką. Aš ne, kažkur ten kampe tik tai motorkę pasistačiau iškart į pirmą pasitaikiusią vietą. Tai nieko nelaukiant, manau, reikia eiti, atsigerti čia kažkur arbatėlės, pasigrožėti vaizdais. Va, matau ir medituoja žmonės. Labai nice. Labai nice. Kol ieškojau geresnės vietelės, praganiau savo vietą. Tai ką, susumuojam, kiek čia mums išėjo šita kelionė. Išėjo tikrai pigiau negu varyti su turu, bet čia labiau ne apie pinigus, čia labiau apie tai, kad tu savo tempu darai, nes aš ten skaičiau, ten mašiną atvažiuoja paimti tokiam trafike, skirtingose kampuose objektai, tai tu tiesiog trafike prasėdi pusę laiko. Realiai faktas su gidu yra pliusų, kadangi ir papasakoja ir panašiai, daugiau tikrai istorijos sužinai, įdomių faktų, bet man nepatinka tas toks suspaudimas į laiką, kad gerai, čia dabar 10 minučių ir viskas, važiuojam. Jeigu aš noriu ilgiau pabūti, aš ir pabūsiu ilgiau, nebėda čia. Čia mano video ir pasibaigs. Nepale man dar liko 2 savaitės, šiandien laukia intensyvi diena, nes dabar yra 4, man reikia nuvaryti, priduoti motorolerį, aš rytoj su autobusu išvažiuoju į kitą miestą, kur gyvent dar neturiu, reikia įsirinkti, bet čia jau yra ta keliauninko duona, kurią reikia valgyti. Thank you. Valgyti. Ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų video nepamirškit palaikinti, pakomentuoti, tai man yra labai didžiulė pagalba. Jūsų komentaras ir laikas, subscribas man yra auksas. Iki pasimatymo kitose video.